Ateis gal dar, gerai. Pradėkime pamaldas, pasimelskime, kreipkime į Viešpatį. Ačiū tau Viešpatie už šitą rytą, dėkojam Dieve už susirinkimą, už laiką, kai skiriame savaitės bėgyje tau laiką ir ateiname čia, Dieve, visi kartu, vieningai, vienu balsu tau pagiedoti, pagarbinti tave, tarnauti tau, kas pamokėliai, kas žodžiu, kas šlovinimu, kas Viešpatie aukomis, kas klausimų tavęs, malda. Viešpatie, tu būk išaukštintas šitą rytą, būk šlovinamas, garbinamas, ne tiek Viešpatie lūpomis, kiek ir mūsų veiksmais. Po to kalbėk mums Viešpatie šiandien per šitą laiką. Dėkojame tau už susirinkimą, meldžiam tavo pagalbos mums, kad mes suprastume tave, tavo žodžius. Viso to meldžiu ir dėkoju per Jėzų Kristų. Amen. Amen.
Aštuoniolikta psalmė. Choro vadovui viešpaties tarno Dovydo, kuris kalbėjo viešpačiui šios giesmės žodžius tą dieną, kai viešpats išgelbėjo jį iš visų priešų ir iš Sauliaus rankų. Nuo 21 eilutės. Aš laikiausi viešpaties kelio, neatsitraukiau nuo savo Dievo nusikalsdamas. Jo įsakymai buvo prieš mane ir nuo jo nuostatų neatsitraukiau. Prieš jį buvau atviras ir saugojaus, kad nenusikalščiau. Todėl man atlygino viešpats pagal mano teisumą, pagal mano rankų švarumą jo akyse. Gailestingam tu pasirodai gailestingas, tobulam tobulas, tyram tu pasirodai tyras, su sukčiumi elgiesi suktai. Tu išgelbsti prispaustuosius, bet pažemini iš didžius žvilgsnius. Tu viešpatie uždegi man žiburį, viešpats mano Dievas šviečia man tamsumoje. Su tavimi galiu pulti priešą, su Dievu peršokti sieną. Dievo kelias tobulas, viešpatie žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie juo pasitikė. Viešpatie Dieve, dėkoju tau už tavo tarno Dovydo žodžius, kuriuos mes skaitome šitam Senajam testamente. Viešpatie, tikrai duok mums turėti tokią širdį kaip Dievo vyras Dovydas, kad tikrai galėtume pasakyti, kad mes sekame tavo žodžiu, mes tau tarnaujame. Ir nors viešpatie Dieve irgi, kaip ir Dovydas, turime visokių nuodėmių, mes jas darome viešpatie, nupuolame, bet leisti viešpatie mums pakilti, išpažinti tas nuodėmės viešpatie prieš tave ir turėti tyrą širdį ir tarnauti tau kiekvieną dieną, žvelgti į Jėzų Kristų savo gelbėtoją. To meldžiu ir dėkoju Jėzaus vardu. Amen. Gyvenimo be
Gerai, taip pradžiai pasimelsiu, prieš kalbėdamas daugiau. Viešpatie, dėkoju tau už tavo žodį, šventą raštą, dėkoju Viešpatie, kad tu per jį kalbė ir meldžiu Viešpatie, kad šiandien tu kalbėtum per jį. Padėk man, Dieve, patarnauti žodžiu. Tekyla tau gyrius ir garbė per Jėzų Kristų. Amen. Noriu šiandien atsiversti pirmą laišką Korintiečiams ir mes, kur studijuojame, toliau paskaityti. Tai yra 7 skyrius, pirmas laiškas Korintiečiams, 7 skyriuje nuo 1 eilutės. Tiesa, aš jo labai giliai nenagrinėsiu. Ir šiandien, ir praeitą kartą, kai kalbėjau apie šlovinimą, tai nebuvo labai gili studija būtent tos rašto vietos, bet iš čia vėlgi kyla tokia tik tema, kurią šiandien noriu pakalbėti. Tai šiandienos pamokslas bus apie tai, kad palaiminimas būti vienam ir palaiminimas būti santuokoje. Tai va, tokie 2 palaiminimai iš Viešpaties yra, apie kuriuos šiandien norėsiu kalbėti. Tai paskaitykime. 1 Korintiečiams 7, nuo 1 eilutės. Atsakau į jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moteris. Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas teturi savo žmoną ir kiekviena savo vyrą. Vyras tetlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. Nesitraukite vienas nuo kito, nebent abiems susitarus kuriam laikui, kad atsidėtumėte pasninkui ir maldai. Paskui vėl būkite drauge, kad šėtonas negundytų jūsų nesusilaikymu. Tai sakau leisdamas, o ne įsakydamas. Norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš, bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną. Vienas tokią, kitas kitokią. Nesusituokusiems ir našlėms, sakau, jie gerai darys pasilikdami tokie kaip aš. Bet jei negali susilaikyti, tegul tuokėsi. Geriau tuoktis, negu degti. Susituokusiems įsakau ne aš, bet Viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikytų su vyru. Taip pat ir vyras ten nepalieka savo žmonos. Gerai, visko neskaitysiu, nes tema tęsiasi net iki 8 skyriaus, bet pagrindė va čia norėjau paskaityti, paskui paliesiu kai kurias tolimesnės eilutes. Taigi, kaip jau supratote, kalba eina apie santuokos reikalus, apie šeimininį gyvenimą ir apie klausimą, ar tuoktis, ar likti vienam. Ir pirma eilutė, jinai sako, kad gerai daro vyras, neliesdamas moteris. Ir Paulius pats paskui sako, kad geriau likti nesusituokusiems, vieniems, atsižvelgiant šio pasaulio sunkumus. Jisai toliau sako šitame 7 skyriuje, kad žmonės turės kūno vargų, tie, kurie susituokia. Ir pradėkime nuo to, kad yra pas mus visuomenėje, kaip ir aš augau, ir jūs, manau, tos pačios kartos žmonės, tai yra sakoma, kad jeigu vienas lieka, sako viengungis jau liko, tai viengungis tai jau tarsi jau nekoks jau žmogus, kažkas ten su juo jau negerai, liko vienas, viengungis. Visuomenėje taip yra sakoma ir skatinama, kaip tu čia dabar vienas, tai susituok, yra stumiama, yra net ir pašiepiama, sakoma, tai kaip čia tu dabar čia vienas, čia, kaip dabar čia taip. Tai kas čia gal tau negerai, kažkas va taip, tokių yra visokių pastumėjimų kiekvienam žmogui. Ir tokia tendencija, kad turi susituokti ir toks spaudimas, ypatingai jaunimui yra viduje spaudimas, atitinkamam amžiuje, kad va čia reikia greitai, čia kažkur tai susirasti tą antrą pusę, kaipgi čia bus, aš liksiu. Ir tas spaudimas yra pastovus spaudimas vidinis toksai ir išorinis ir yra. O dabar kokia blogybė atsiradusi šiomis dienomis iš viso, tai ir net kai kurie garsiai kalba, kad susituokti ir vaikų neturėtų. Susituokę gyvena, bet mes gyvensim be vaikų. Ir tai, ir
skatinama, kaip ir, ir kalbama, kad va čia daug žmonių visatoje yra, čia tikrai, va sako, jau 8 milijardai, čia daug labai tų gyventojų, čia visiems tų neužteks maisto, žemės neužteks, geriau neturėti vaikų ir susituokti, vat, gyventi be vaikų. Tai va, du tokie stereotipai, kurie yra neteisingi ir noriu pirmiausia pasižiūrėti apie tai, kad palaiminimas yra gyventi vienam. Tai yra Dievo palaiminimas. Tu turi tą pašaukimą, jeigu Dievas tau davė tokį pašaukimą gyventi vienam, tu gali gyventi vienas, jei tu gali. Tai yra Dievo dovana. Tai yra Dievo dovana, tai didžiulė dovana, brangi dovana ir ją duoda Dievas, jos pats nepasiimsi. Tai yra Dievo dovana. Jeigu gali, tai yra tau iš Dievo ir dėkok Dievui už tai. Ir tu gali augti santykiuose šitą dovaną turėdamas. Ir neturėdamas to sutuoktinio, tu gali augti asmeninėme, artimame santykyje su Jėzumi. Tu gali daugiau laiko skirti bendravimui su Dievu, tu jo iš esmės turi daugiau, tu mažiau su kitais bendraut gali, tu gali daugiau laiko ir dėmesio koncentracijos skirti Dievui, Dievo dalykams, Dievo darbams, neblaškomas ir su tokia Dievo duota laisvė, iš jo malonės tu gali daugiau jam tarnauti, būti su juo, mažiau turėti visokiausių rūpesčių, iššūkių mažiau turėti. Ir santuoka tikrai atneša nemažai rūpesčių. Paulius sako 32 eilutėje šitos skyriaus, norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Reiškia, linki jiems. Jūs kuo mažiau tų rūpesčių turėtumėte, nesusituokęs rūpinasi viešpaties reikalais. Stengiasi patikti viešpačiui, o susituokęs rūpinasi pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai. Tai tikrai daugiau dėmesio gali skirti viešpačiui, artimam ryšiui su Jėzumi žmogus, kuris neturi sutuoktinio. Iš esmės mes tą laiko tarpą turime ribotą kiekvienas tokį patį. Nuo ryto turime tam tikrą laiko atkarpą iki vakaro, kada jau einame miegoti. Ir ką mes darom per tą laiką. Ir tas vienas žmogus gyvendamas, jisai gali daugiau laiko skirti Dievui. Ir tai moko šventas raštas, kad susituokęs jisai daugiau tada rūpinasi paskui šeima, namais, buitimi, kad įtikti tam sutuoktiniui, ar tai vyrui nori įtikti moteris, ar tai vyras moteriai nori įtikti savo žmonai, įtikti kažko tai pamaloninti, ten gal ką nupirkdamas, gal paskirdamas laiko, atliepdamas jos asmeninius poreikius, pasikalbėti, pabūti kartu. Ir tas santuokinis gyvenimas tikrai atima šiek tiek laiko, palyginus su tuo, kad gyventumai vienas. Iš tokių krikščioniškų pavyzdžių, tai esu matęs aplinkoje, viena sesė, iš tikrųjų ne viena yra sesė, bet vieną tai geriau pažįstu, tai jinai buvo iš pradžių viena, neištekėjusi, jinai daug keliaudavo, daug giedodavo, albumus kurdavo ir tarnaudavo Dievui. Tai evangelizacijas rengė, jinai viena gyveno. Ir paskui jinai ištekėjo. Ir tada tas tarnavimas jis yra apribojamas. Jinai nenustoja tarnauti visiškai, turi tą Dievo dovaną, bet turi skirti laiko savo vyrui, atsižvelgti jo poreikius. Ar jis nori leisti žmoną į tuos tarnavimus, ar jisai dalyvaus juose, ar važiuos kartu, kiek laiko bus kartu. Bet tai apriboja, stipriai apriboja santuokinis gyvenimas. Ir tai ne viena tokia praktika yra, kad tas žmogus, kuris dar nevedęs ar tai neištekėjusi, jie turi daugiau laiko ir santykiui su Dievu, ir daugiau laiko tarnavimui Dievui. Ir pasižiūrėkime šį šventą raštą. Tradiciškai sakoma, kad apaštalas Jonas, kuris parašė Jono Evangeliją ir apreiškimą gavo, apreiškimo knygą, sakoma, tradiciškai sakoma, kad jisai liko nevedęs Jonas. Paskui
Danielius, žinoma, buvo eunuchas, jisai buvo padarytas per prievartą. Per prievartą buvo padarytas eunuchu ir karaliaus rūmuose tarnavo ir jisai jau negalėjo turėti tos antros pusės ir tai buvo jau ne jo pasirinkimas, bet jis gavo apreiškimus iš Dievo. Jisai tarnavo karaliui, buvo protingas labai jaunuolis, buvo išmokytas ir matome, kad Dievas jį labai naudojo, ypatingai naudojo Danielių, kalbėdamas per jį apie ateities įvykius. Apaštalas Paulius pats jis ir rašo korintiečiams laiške šitus dalykus, pats būdamas ar tai našlys, ar tai jis taip ir nevedė. Ir aš gal labiau linkęs būčiau prie tos minties, kad jis buvo galbūt našlys, jisai turėjo tą žmoną, bet žmona numirė anksčiau, iškeliavo pas Dievą, tai galbūt buvo našlys ir jisai atsidėjo tarnystėj Dievui. Ir Dievas jį labai naudojo dėl tos aplinkybės, kad jis turėjo daugiau laiko ir jeigu kas nors jam vienam atsitiktų, jis nepergyveno dėl žmonos, dėl vaikų, kai bus su jais, kad jie turi gauti tinkamas sąlygas gyventi, maistą, apsirengti, išsilavinimą, saugumą turi turėti vaikai. Taigi atkrenta labai daug rūpesčių, kada tu esi vienas. Tai yra palaiminimas susijęs su tarnavimu viešpačiui. Ir šita dovana, jinai neturėtų būti laikoma kažkokia tai labai aukšta ir labai sudvasinama ir labai tokia išskiriama, nes kiti žmonės linkę ir didžiuotis ir sakyti, tai aš labiau dvasingesnis, kadangi aš daugiau laiko skiriu Dievui, aš daugiau tarnauju ir aš esu toksai, turiu šitą dovaną ir čia žiūrėkite dabar šitaip ir jūs darykite ir būkite tokie kaip ir aš. Net ir link to yra kartais stumiama. Ir istorijoje yra buvę nemažai tokių atvejų, kada žmonės pasukdavo į asketizmą. Asketizmas tai net ar atsiskiria. Jau dar didesnis to atsiskirimo laipsnis, tai jau ne tai, kad tu jau neturi antros pusės, bet tu dar jau ir visų kitų žmonių jau neturi. Jau tu pasitrauki kažkur ir gyveni kažkur atsiskyręs vienas ir sakai, su Dievu. Yra perspėjimų šventame rašte apie šitą mintį, kad reikia siekti balanso. Reikia siekti subalansuoti gyvenimą ir nesiekti kraštutinumų. Ir negalvoti, kad aš esu pasiekęs dar kažkokį tai dar didesnį artumo su Dievu lygį. Tai noriu parodyti keletą rašto vietų. Tai viena būtų Kolosiečiams 2.16 ir paskui Timotiejui, dar 1 Timotiejui 4.1. Tai Kolosiečiams pradžioje noriu atversti šitą vietą, paskaityti 2.16. Taigi niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jauno mėnulio ar sabato dienų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o kūnas yra Kristaus. Niekas ten netima jūsų atlygio pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtę savo kūniškais samprotavimais, nesijungdamas su galva, iš kurios visas kūnas sąnariais ir raiščiais aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu. Ir dar noriu atversti laišką, Timotiejų laišką, 1 Timotiejų laiškas, 4 skyrius, nuo 1 eilutės. Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, pasidavę klaidinamiems dvasioms ir demonų mokymams, vaidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sudegintą sąžinę, draudžiantiems tuoktis, liepintiems susilaikyti nuo maisto, kurį sukūrė Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. Kiekvienas Dievo kūrinys yra geras ir niekas neatmestina, jei priimama su padėka
nes tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda. Ir Timotiejų Paulius perspėja, kad bus žmonių, kurie bus, kaip ir tikintys, bet sako, jie jau atmetę bus tikėjimą ir atrodys dvasingi ir jie seks, tarsi dvasiomis, bet tos dvasios bus klaidinančios dvasios. Tai bus susijęs su tikėjimu, bus atrodo, kad, Dievu tiki, čia, tikim angelais, tikim, bet tai bus ir demonų mokymai, ir netikros dvasios. Ir jos ves į tokius tikrai ekstremalius dalykus, kaip žmogus visiškai sakys, kad net nereikia ir tuoktis, ir negerai tuoktis yra, ir reikės susilaikyti nuo šito, nuo kito. Ir istorijoje vieną tokį tik atvejį pasižymėjau, šiaip nemažai yra. Buvo toks Šventas Simonas Stulpininkas apie 390-459 metus po Kristaus. Gyveno ant stulpo 10 mečius Sirijoje. Jo ekstremalus atsiskyrėliškas gyvenimas traukė tūkstančius lankytojų ir stipriai paveikė krikščioniškąjį asketizmą bei dykumos tėvų tradiciją. Tai buvo tokia nemaža atskala tarp krikščionių, kurie gyveno atsiskyrėlišką gyvenimą. Ir stulpininkas, ką reiškia, tai reiškia, buvo toks, polis būdavo, kelė ant jo ir žmogus ten įlipdavo, gyvendavo ir jis kęsdavo daug dalykų, daug negandų, šypsosi kai kas. Taip, kelia truputėlį šypsena mums šiais laikais, bet žmogus vargindavo savo kūną. Vargindavo ir kiti sakydavo, va čia tai dvasingumas tikrai vargina, jis čia vienas atsiskyręs, atnešdavo jiems maistą, ten jų klausydavo, jie kažką ir kalbėdavo, gaudavo kažką iš Dievo, neaišku, reikia viską lygyti su šventu raštu, ką jie ten gaudavo ir ką kalbėdavo, aš jų raštų ir to mokymo negvildenau, tad negaliu pasakyti pagal šventą raštą, bet jau mus perspėja Paulius, kalbėdamas Timotiejui, kad sako, gali būti, kad pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokymams ir jau seka kažkokiu tai ekstremumu, kur tikrai jau per daug Dievas to nesako. Dievas sakė, kad eikite į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visai žmonijai, mylėkite vienas kitą, pirmiausia Dievą mylėkite, paskui vienas kitą. Tai matome, kad Dievo dvasios, kurią Jėzus paliko, mokymas jau skiriasi nuo šito mokymo ir ekstremumo. Taigi tas viengungo gyvenimas neturėtų nueiti, sekimas Dievu neturėtų nueiti į kažkokius tai anomalijas. Tai Dievo dovana yra, bet matome, Paulius sekė Kristumi. Jis nenuėjo į kažkokius tai kraštutinumus ir jisai subalansuotai kalba korintiečiams. Jis nesako, kad sako, privalote dabar visi šitaip gyventi, nes šitaip yra geriausia gyventi. Jisai sako, kad yra Dievo dovana ir gyventi vienam ir paskui matysime, kad kalba, kad ir gyventi santuokoje tai irgi Dievo dovana. Ir mes, čia kur skaitėme, tai yra Dievo dovanos, yra Dievo malonė taip gyventi. Tai dar vienas dalykas, tai kad kiti sako, kad jeigu tu vienas, tai gali būti, tarkim, tu jauti vienatvę, žemą savęs įvertinimą, žema savivertė, ten paskui gal tu labai atstumtas esi, tą atstumimą jauti, kad jeigu vienas gyveni, baimė, kažkoks tai kartėlis, nerimas, gyvenimo prasmės praradimas. Ir sieja žmonės, tuos, kurie vieni gyvena, sieja su tom emocijom. Ir tai netiesa. Jeigu krikščionis žmogus yra pasitikėjęs Kristumi, tai visą šitą dalyką jisai gauna iš Kristaus, jisai gauna priėmimą, tas tikrą savivertę, nes Dievas ją duoda jam, jis gauna bendravimą su Dievu, jis viską turi. Ir kiekvienas žmogus yra pirmiausiai pašauktas į santykį ir bendravimą su Dievu per Jėzų Kristų. Kiekvienas žmogus turi ateiti pirmiausiai į tai. Ir tas vienas žmogus, čia kalbu apie tuos viengungius, kurie turi Dievo dovaną, jis gali turėti santykį su Kristumi ir jis brangina tą santykį, jisai iškelia ir jam net netrūksta kažkaip tai kitų žmonių. Ir jeigu trūksta socialinio bendravimo kažkokio,
tai jisai įgauna iš tų pačių tikinčiųjų, iš bažnyčios, iš brolių, sesių, tėvų ir motinų Kristuje, kaip vadinama. Sako, tėvai, broliai, sesės ir motinos yra. Tai jie gauna iš to, mes esame kaip šeima. Ir tas bendravimas pilnai gali būti pasotinamas. Tai yra bažnyčios ir susitikimai, gali būti ten jaunimo kažkokie susitikimai. Ir jeigu žmogus seka Kristumi ir jisai gal jaučia, kad norėtų pabendrauti, sudalyvauti kažkokiam tai renginyje, jisai gali tikrai per tai gauti, per bažnyčią. Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir mes esame sujungti tą pačią dvasią. Ir tas vienas žmogus, jisai nesijaučia vienas iš socialinės pusės, o iš dvasinės pusės jis viską gauna iš Kristaus. Jis gauna tą pašaukimą. Efeziečiams 2:10 sakoma, jūs esate sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė jums atlikti. Reiškia, Dievas jau tave numatė kažkam tai, tau tu turi užduotį, jis tave jau įvertino, tu esi jau priimtas, tu esi branginamas, tu nesijauti vienišas ir tikrai pasitikėję Kristumi žmonės, jie nesijaučia vieniši. Jie gali jaustis vieniši truputėlį iš tos gal fizinės kažkokios tai pusės, lytinės gal ten pusės, bet iš dvasinės pusės jie nesijaučia vieniši, jie jaučiasi pilnaverčiai ir neturi tame trūkumo. Kitas dar dalykas, tai pasauliečiai mano, kad mes tik tais fizinės būtybės. Ne visi, iš tikrųjų tai ne visi, bet kai kas sako, čia nėra to dvasių, nėra to pasaulio dvasinio, jis sako, kad yra tik tais fizinė materija, tik tai, ką mes galim patikrinti, ką fiziškai galime pamatuoti, išbandyti, moksliškai pažiūrėti, ar tai veikia. Ir tai nėra tiesa. Nėra tiesa ir bažnyčia ir Dievo žmonės taip pat yra ir fiziniai, ir dvasiniai. Ir mes galime turėti tą artimą bendravimą vienas su kitu ir žiūrėti netgi į lytį, neatsižvelgdami į tai, kad vyras ar moteris, be to fizinio kažkokio patraukimo. Nes pasauliečiai sako, kad tai yra vyras ir moteris, tai priešingos lytys traukia. Nebūtinai. Iš dvasinės pusės gali žiūrėti kaip į sesę, į panašaus amžiaus moterį, gali žiūrėti kaip į sesę, gali žiūrėti kaip į mamą, gali žiūrėti kaip į tėtį, kaip į brolį, į kitus. Taigi, tai nėra toks dalykas, kuris būtinas tam jau žmogui, kuris vienas gyvena, kad jam būtinai reikia tos antros pusės. Jam nebūtinai reikia, jisai turi iš Dievo dovaną ir jis gali gauti per bažnyčią ir iš Dievo viską, ko jam reikia. Ir Jėzus sakė šitus dalykus. Mato Evangelijos 19 skyrius, jisai kalbėdamas su fariziejais. Čia dar grįšime, galite ir skirtuką čia palaikyti. Mato 19:12 Jėzus sako, nes yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos įsčių, yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgia išmanyti, tai išmano. Čia su mokiniais jisai kalbėdamas tai pasakė. Ir čia jisai nurodo, kad yra keletas skirtingų žmonių rūšių. Viena iš jų yra, kad žmogus pats save priboja dėl dangaus karalystės, tai reiškia dėl pašaukimo, dėl Dievo darbo, dėl santykio su Dievu, dėl tos užduoties, kurį Dievas jam duoda, jisai pats save priboja. Yra tokių, kurie tiesiog nuo gimimo neturi potraukio į susituokti, neturi potraukio į tą priešingą lytį. Yra tokių, kuriuos žmonės tokiais padarė, kaip Danielių. Tai yra skirtingi žmonės.
Ir gali būti taip pat, ir merginos gali būti, ir vaikinai, jie neturi to potraukio. Ir tai yra palaiminimas, dėl kurio žmogus gali artimesnį santykį su Dievu turėti ir efektyviau jam tarnauti. Gerai, tai vienas palaiminimas. Ir taip pat Korintiečiams 1 Korintiečiams 7 čia kalba apie žmonas ir vyrus. Ir dabar noriu pakalbėti apie tai, kad santuoka tarp vyro ir moters yra atspindys žemėje to, kokio santykio Dievas trokšta tarp savęs ir žmogaus. Santuoka, būtent vyras ir moteris, kada gyvena santuokoje, jie yra paveikslas, nuotrauka to, kaip Dievas norėtų bendrauti su žmogumi žemėje. Va, koks dalykas yra didelis. Ir tai matosi ir Naujajame testamente, ir Senajame testamente. Senajame testamente Dievas Izraelį prilygina savo žmonai. Kartais sako, kad jinai neištikima, nes ji nuklydo, garbino stabus, darė nuodėmę. Naujajame testamente matome, kad bažnyčia yra tikintieji žmonės, atpirkti, užantspauduoti šventa dvasia, prilyginami Kristaus nuotakai. Ir mes tebelaukiame tų avinėlio vestuvių, Jėzaus Kristaus sugrįžimo, kada būsime paimti pas jį ir su juo susitiksime ir būsime jo. Ir paskui paskaitysime dar Efeziečiams 5 skyrių, ten daugiau apie tai yra pasakyta. Tai kadangi va taip yra, kad tai yra paveikslas santuoka, paveikslas to, kaip aš su žmona savo bendrauju, kaip aš su ja gyvenu, kasdieną mes su ja matomės, kasdieną bendraujame, kasdieną turime parodyti tokį meilės ryšį, atsakyti, reaguoti, padėti vienas kitam įvairiais klausimais. Tai panašiai ir su Dievu, kad mes kasdieną ateiname bendrauti, Dievas mums padeda, turime santykį su juo, tą santykį puoselėjame, jisai nėra savaime suprantamas, jį reikia įdėti įdirbio. Tai iš to išplaukia, kad tuoktis Dievas sako ir įsako tik dviem tikintiems žmonėms, dviem įtikėjusiems. Ir čia randame šitą paliepimą 2 Korintiečiams laiškas, 14 eilutė, 2 Korintiečiams 6:14, kad Dievas įsako, kad susituokti turėtų tik du tikintys žmonės. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Kasgi bendro tarp teisumo ir nusikaltimo ir kas bendra tarp šviesos ir tamsos. Kaipgi galima gretinti Kristų su Beleru, arba kokia dalis tikinčio su netikinčiu. Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais. Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs. Aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų, būsiu jų Dievas ir jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako Viešpats, ir nelieskite to, kas netyra. Ir aš jūs priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite mano sūnus ir dukterys, sako Visagalis Viešpats. Ir čia mintis gana aiški, kad nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Ir santuoka ir yra tas dalykas, kad mes nedalomai esame sujungti. Dievas į mus mato kaip į vieną asmenį, kad mes esame vienas kūnas. Jėzus bent jau taip sakė ir taip Dievo akivaizdoje mes esame. Kad mes sujungti ir laikomi Dievo akivaizdoje kaip vienas. Ir čia nuostabus toks dalykas, sunkiai telpantis į galvą tuo, kad aš nejaučiu jos. Aš save jaučiu. Jei mano ranka kažkas lipa, kad ir labai mažiukas vabaliukas, ir jaučiu, kad kažkas lipa, kartais net nematai, nes jis mažiukas. Paskui įsižiūriu, aš jaučiu, kad jisai lipa. O kas jai atsitinka?
aš nejaučiu to. Ir tarkim, jei ten kažkur tai ten skauda, ar tai kažkas viduj skauda, emociškai kažkas negerai, ar tai kažkoks dirglumas, nepasitenkinimas, aš jos nejaučiu, tos antros pusės. Bet Dievas laiko mus vienu kūnu. Mes jau esame sujungti, mes esame vienas. Ir todėl reikia dėti pastangas, bendravimą, laiką, išjausti tą žmogų, atliepti jo poreikius, kad jį turėti, užčiuopti jo tuos poreikius, iškalbėti, nes mes bendraujame kalbėdami su ta antra pusė, iškalbėdami. Tai yra tas svarbu, kad mes esame viena ir Dievas šaukia į santuoką tos pačios rūšies, būtent du tikinčius žmonės, nevilti svetimo jungo su netikinčiais, nes matot, kas yra, kad jeigu tikinti žmogus pasirenka ten, akivaizdžiai netikinčią pusę, bet graži, arba gražus, čia protingas, bet jisai nelabai prie Dievo, bet bus problemų, nes keliai visiškai išsiskirs. Ir tada tokio išjautimo, aš jo fiziškai nejaučiu, aš galiu tik per bendravimą, per tokį artimą ryšį, išklausimą, iškalbėjimą, galiu jį pajausti. Ir kada bus daug tokių skirtingų dalykų, tada bus labai sunku palaikyti tą vienumą Kristuje, vieną tą kūną bus labai sunku palaikyti. George'as Mülleris, ir jisai žymus tuo, kad jisai pastatė, melsdamasis Dievui ir prašydamas iš Dievo, kad Dievas atsakytų maldas, pastatė vaikų našlaičių namus, 4 Anglijoje. Tuo metu, kai buvo tokia krizė su našlaičiais, būdavo vaikai gatvėje gyvena, tai George'as Mülleris, jisai apie antrą pusę sako taip, kaip atsimenu, kai knygoje buvo pasakyta, sako, kai renkiesi antrą pusę, tai pats yra svarbiausias dalykas. Ir dabar įsidėmėkit, pats svarbiausias dalykas, ir čia dievoto žmogaus, kuris malda tikrai gyveno ir tikrai tikėjimo vyras šių dienų. Jisai sako, pirmiausia, sako, tikras Dievo baimingumas be jokio šešėlio abejonės. Pas tą antrą pusę, kada jos ieškai, sako, svarbiausia žiūrėk, kad ar Dievo baimingumas yra ir kad nebūtų jokio šešėlio tau dėl to žmogaus, kad jisai Dievo baimingas, be jokio šešėlio. Turi būti pirmutinė ir absoliučiai būtina savybė krikščioniui, renkantis gyvenimo draugą ar tai draugę. Kitas, paskui jau savo, kaip tu atsirinki. Sekti nuoširdaus noro būti jo vedamam. Tai reiškia žiūrėti, ar Dievas mane veda į tą pusę, kad aš turėčiau tą gyvenimo draugą ar tai draugę, sutuoktinį. Ir tada sako, dar kitas yra 3 pagrindiniai tokie dalykai. Daug laukti ir melstis Dievui dėl vadovavimo. Kad tame Dievas vadovautų ne aš pats, ne emocijos, ne geismai. Nes kas yra su mumis, kad mes taip pat esame ir emocingos būtybės, ir tą ir meilę jaučiame, tokią cheminę, taip sakant, ten susižavėjimą, kažkokį tai lūkesčių ten turime visokiausių. Ir tai jaučiame, tai yra tie dalykai tikri, bet blogiausia, kad jie praeina. Jie yra trumpi ir dabar yra taip, kad žmonės tikrai vadovaujasi daug tų tokių užsidegimų, užsiplieskimu, ta tokia cheminė ta meilė, va čia patiko, ir nepagalvoja apie tuos dvasinius dalykus, tos išjautimo, to vienumo klausimą, kad aš visam gyvenimui su šitu žmogumi esu sujungtas, nepagalvoja ir paskui būna labai blogai, būna tragedijų, būna skyrybų. Tai George'as Mülleris sako, pirmiausia, jeigu tu pats esi tikintis, tai pirmiausia ieškok tikrai tikinčio žmogaus ir tada bus viskas gerai. Tikrai nuoširdaus tikinčio žmogaus ieškok. Tai ir tada mes ir parodysime, tada mes tiksliai atspindėsime tuos santykius, mes būsime tas tikslus paveikslas šeimoje,
santykio žmogaus ir Dievo. Mes gyvename harmonijoje, mes bendraujame ir tiksliai atspindėsime. Yra mums pasakyta Efeziečiams laiške ir pamokyta, kaip mes turėtume vienas kitą mylėti, kaip ir standartas yra parodytas, kad mes šeimoje meilės turėtume semtis žiūrėdami į Kristų. Tai Efeziečiams 5:25, nuo šitos vietos noriu paskaityti iki skyriaus pabaigos, Efeziečiams 5:25. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai, iš jo kūno ir kaulų. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną, taip kaip save patį, o žmona te gerbė savo vyrą. Ir paveikslas kyla iš Kristaus, kaip iš Kristaus ir jo bažnyčios. Tai, sako, žiūrėkite, kaip Kristus pamilo bažnyčią, tai reiškia, kiekvieną mūsų ir atidavė save už mane. Jisai atidavė gyvybę už mane, asmeniškai už mane ir už kiekvieną žmogų. Tikintį pasitikėjusi, jisai paaukojo save. Ir sako, šeimoje, va taip ir turėtų būti. Ir mes šeimoje kviečiami į tokį santykį, kad mes aukotumėmės vienas dėl kitų. Ir šiaip santuoka pati, tie žmonės, jie prasideda santuoka nuo įsipareigojimo Dievui pirmiausiai. Prasideda nuo tvirtų patų žmogaus gyvenime, kas yra pamatai, tai moralinis tas stuburas, pasitikėjimas Dievu, žinojimas, kas yra Dievas, koks jisai yra ir įsipareigojimo Dievui. Tai Jėzus, kaip sakė, didžiausiai yra du įsakymai. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visų protu, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Tai yra du ir patys didžiausi. Tai va, iš čia kyla ta stipri šeima, kad jeigu abudu žmonės, abudu tikintieji laiko pirmoje vietoje Dievą, abudu jie tikintys, jie laiko abudu pirmoje vietoje Dievą, čia prasideda. Ir tada iš tokio tvirtaus to pamato, abudu žmonės susitinka ir gali sakyti, aš įsipareigoju tave mylėti. Aš pirmoji vietoje laikau Dievą ir įsipareigoju mylėti tave ir daryti tau gerą. Ir čia jau tas antras toks įsipareigojimas. Ir santuoka nuo to ir prasideda, tai to tokio savęs aukojimo, savęs atidavimo kitam žmogui. Ir tai yra ne toksai, kad atidavimas, kad aš truputėlį, kiek man čia patogu. Ne, tu pasirašai, galima sakyti, pasirašai, fiziškai taip irgi pasirašoma yra ir valstybėje pasirašoma ir, sakytų, ir bažnyčioje pasirašoma, kad mes sutarėm santuoką, bet tai jau įvyksta galutinis tas pasirašymas po visko. Pradžioje viduj tu pasirašai, tu viduj supranti, kad su šitu žmogumi aš galiu gyventi, būti kartu. Jis yra tas mano ir aš vertinu jį labiau nei save. Ir aš savo norus iškeliu aukščiau negu savo. Ir aš galiu tai daryti. Aš suprantu, kad aš tai galiu daryti, aš juo tikiu. Tikiu pirmiausia Dievu, o paskui jau kitų žmogumi jį myliu ir aukosiuosi dėl jo. Tai va, tai toks įsipareigojimas turėtų būti. Tai va,
Ir čia toksai ir paveikslas piešiamas, kai Kristus paaukojo save dėl bažnyčios, tai vyras aukoja save dėl savo žmonos. Ir sakoma, niekas nėra nekentę savo kūno. Tas ryšys atspindimas, kad kūną jis maitina ir globoja savo kūną ir juos laiko vienu. Bet kaip ir sakiau, kad mes nejaučiame tos antros pusės, mes jos nejaučiame. Mes turim su jie bendrauti, turime išklausyti, suprasti, ko nori, dar kartelį paklausti, jeigu nesupratai ir turi tą ryšį. Tai yra mano kūnas. Ir jeigu jam negerai, ir man negerai. Ir tada serga visa šeima. Taip. Kiti klaidingai sako, kad vyrauja tokia nuomonė, dėl ko ir labai daug skyrybų dabar šiuo metu, tai kad reikia, kaip sakant, 50-50, tu pusę padarai ir aš padarau. Jei tu nedarai, aš nedarau. Tokie mainai yra. Ir dėl to daug skyrybų. Nėra to pasiaukojimo, nėra to atsidavimo, nėra to ryžtingumo. Ai, tai jisai man nedaro, tai ir aš nedarau. Už ką jį gerbti, kad jis manęs negerbė. Ir čia ir yra negerai. Reikia ateini į santuoką su priesaika, kad aš tave mylėsiu ir gerbsiu, iki mirtis mus išskirs. Ir džiaugsme, ir skurde, ir turte, visur. Ir tai tikri dalykai, kurie padeda išlikti santuokai tvirtai. Tai stengtis visada atiduoti 100% santuokoje. Tai yra ta taisyklė. Visada 100% atiduoti, o ne skolos raštą. Tiesiog tokį, kad tu gerai čia man padarai, aš irgi tada tau parodysiu meilę. Tai nėra gerai. Tai griauna santuoką. Ir aišku, nebus niekada tokios lygybės, nebus santuokoje tokios lygybės, kad tu man, aš tau. Tai yra vien mąstymas, tas 50-50 neteisingas, nes yra etapų gyvenime, kad žmonai yra sunkiau. Yra etapų, kada vyrui yra sunkiau. Tarkim, pavyzdžiui, vyras neteko darbo. Ir yra jo gyvenime sunkus etapas, kada jis yra tarp darbų. Jisai išėjęs iš vieno, neteko ten, gal ten kažkas susidarė, neteko, jisai eis į kitą. Bet našta ta finansinė visa, gerai, žmonos tada gali trukti, yra sudėtinga. Ir arba, tarkim, vyras ten susižalojo, gal susilaužė kažką, vyrai mėgsta ekstremalius visokius pojūčius, gal ten kažkas atsitiko. Tada žmonai yra sunkiau, jinai daugiau būdi, gal ligoniniai būdi, važinėja, ten slaugo jį ir daugiau jinai atiduoda. Arba kitas dalykas, gali atsitikti panašiai kažkas, tai žmonai susirga, tarkim, kokia nepagydoma liga, tada vyras slaugo, būna prie jos. Ir vyras negali sakyti, žinai, tu dabar tu man nieko neduodi, tai aš tavęs neslaugysiu. Tavim dabar jau nebeįdomu. Tai yra neteisinga, tai yra nemeilė, tai yra ne Kristaus kelias, tai nėra tas ką Kristus norėtų savo šeimoms duoti. Tai ne visada, neturime tikėtis iš vis, bus toks dalykas 50-50, tai nebus niekada. Tai bus taip, kad vieną kartą vienas daugiau, kitą kartą kitas daugiau. Bet abudu turi būti pasiryžę ir atsidavę, kad aš duosiu save 100% į kito rankas, kad aš tave mylėsiu, gerbsiu. Ir tada, kaip čia skaitėme, kad tada yra paprasčiau, jeigu paprasčiau moteriai gerbti savo vyrą, kada jinai supranta, kad tikrai jisai mane myli ir viską daro ir jisai stengiasi, jis rodo pastangas dėl manęs ir žinau, kad jisai rodo pastangas ir jisai tikrai, ne tinginys, bet jisai daro, jisai širdyje nori ir tada yra paprasčiau ir gerbti ir tą vyrą. Tai abudu turi būti pasiruošę 100% atiduoti save į santuokos santykius. Gerai, tai. Kitas sunkus dalykas yra, čia, kur skaičiau, tai yra skyrybos. Nėra jokių tokių šventame rašte išlygų skirtis. Šiaip Jėzus, kai atsakė į klausimą, galim paskaityti Mato
Mato Evangelijos 19 skyrių, kur sakiau, kad dar čia grįšime. Ten jis nepaliko jokių tokių landų skirtis, tai dviem tikintiems žmonėms. Tai vat nuo 3 eilutės, Mato 19 nuo 3. Fariziejai taip pat atėjo pas jį ir mėgindami jį klausė, ar galima vyrui dėl kokios priežasties atleisti žmoną. Jis atsakė, argi neskaitėte, jog kūrėjas iš pradžių sukūrė juos vyrą ir moterį ir pasakė, todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas, todėl kad Dievas sujungė, žmogus tai neperskiria. Tada jie paklausė jo, o kodėl Mozė įsakė duoti skyrybų raštą atleidžiant žmoną? Jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Ir aš jums sakau, kas atleidžia savo žmoną, jei ne dėl ištvirkavimo ir veda kitą, svetimauja, ir kas atleista ją veda, svetimauja. Jo mokiniai pasakė jam, jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai geriau nevesti. Jis jiems atsakė, ne visi gali išmanyti tuos žodžius, o tik tie, kuriems duota. Paskui apie tuos eunuchus jis prabilo. Tai tarp dviejų tikinčių žmonių, kurie seka Kristumi ir kurie supranta Evangeliją, tų skyrybų neturėtų būti. Ir jeigu jos įvyksta, tai jos yra blogas liudijimas pačiai krikščionybei ir blogas liudijimas iš esmės Evangelijos yra blogas liudijimas. Tai rodoma, kad Evangelija, tarkim, jeigu jie krikščionys, Evangelija yra tarsi darbų tokia Evangelija, kad jei tu man, tai aš tau. Tu man, tai aš tau. Ir net žodžio tokios skyrybos šeimoje negalima sakyti. Negalima grasinti skyrybomis. Tai yra nepriimtina, tai yra visiška nesąmonė. Dievas santykyje su žmogumi, jisai niekada nesako, kad aš tave paliksiu. Tu čia dabar atmesiu. Jis kaip tik sako, aš niekada tavęs nepaliksiu ir niekada tavęs neapleisiu. Jisai visada užtikrina. Nes Dievas visada 100% nori santykio su žmogumi ir viską daro, kad santykiai tą pasiektų. Ir mes turėtume šeimose tokio žodžio net nevartoti ir niekada net neminėti, ir net negalvoti apie tokius dalykus, kad paliksiu. Nieką to negalima atsakyti, tai yra nepriimtina, tai yra visiškas nebiblinis dalykas. Tai pakartoto įstatymo knygoje šitai buvo paminėta. 31.6 Jozujai sako, kad aš visada būsiu su tavimi. Paskui Hebrajams 13.5 Dievas yra pasakęs, kad niekada tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Todėl su pasitikėjimu galiu sakyti Hebrajams 6.13, atsiversiu tiksliai. E, 13.5, ne tokia eilutė. Žiūrau, kad ne tokia. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes jis pats yra pasakęs, nieko aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Dievas visada užtikrina žmogų, kad jis nepaliks. Ir mes šeimoje, santuokoje, mes turime siekti vis užtikrinti sutuoktinį, kad aš tavęs nepamiršiu ir nepaliksiu. Ir tiek vyras moteriai, tiek moteris vyrui tą patvirtinti ir užtikrinti, kad, gerai, mes ten pykstamės, mes ten gal rėjamės, gal ten apsisvaidėm žodžiais kažkokiais nepasitenkinimais, bet niekada tavęs nepaliksiu ir neužmiršiu, būsiu su tavimi. Turėtume užtikrinti tą antrą pusę dėl to. Tai neminėti net šitokio dalyko, tokio žodžio, net neminėti tokio, nes Dievas nekenčia skyrybų. Iš esmės jisai pasakęs yra aiškiai šventame rašte, kad nekenčiu skyrybų, Malachijo 2.16. Ir taip skaitėme čia korintiečiams, kad jeigu tikintis nori skirti, tegul atsiskiria, bet lieka netekėjęs arba nevedęs. Yra atvejų, kada konfliktai užverda, kova dėl kažko, kažkokių nesutarimų įvyksta visko. Tai pirmas
jau toks dalykas, jeigu jau labai blogai yra, atsiskirti, pabūti vis truputėlį atskirai. Nu, praleisti laiko atskirai, nurimti, atvėsti, galbūt kažkur tai skirti laiko ir truputėlį pabūti atskirai vienas nuo kito, pamastyti viską, bet neieškoti kito, nesituokti, nevesti, netekėti. Negalima to daryti. Turi likti, jeigu atsiskiri, tai turi likti vienas. Tai moko bažnyčia apaštalas Paulius. Ir Kristus, jis sakė, kad jie yra viena. Jis sako, skyrybė vyksta dėl širdies kietumo. Širdis kieta, kur skaičiau, Mato 19. Sako, Mozė davė jums įsakymą, kad jūs galite atleisti, parašot raštą, bet tai įvyko dėl to, kad širdyje jūs negalite niekaip atleisti. Ir kodėl tai žlugdo Evangelijos tą liudijimą, kad Kristus man atleido, jisai mane atpirko, nuplovė šventų krauju, bet aš negaliu kitam atleisti. Bet aš negaliu, jisai kažką tai padarė ir aš jam negaliu atleisti ir viskas. Ir jau tau ves daugiau, tavo malonė pasibaigė viskas pas mane. Tai va tai gadina liudijimą krikščionio. Tai va tai turėtume gyventi su tuo požiūriu, kad aš pasiruošęs atleisti, kad ir kiek ten tos skriaudos bus padaryta, nes jos tikrai susikaupė nemažai, bet aš atleidžiu. Bet kitas dalykas, dar vieną svarbę mintį tokia, gyventi su atleidimo požiūriu skriaudėjui yra privaloma, gyventi su skriaudėju ne. Va čia du tokie dalykai. Kad aš turiu atleisti, bet aš neturiu gyventi su tuo skriaudėju. Ir jeigu yra ten smurtas, tai nereiškia, kad aš atleidžiu, čia visada myliu, čia kaip bokso kriaušė kokia, ar kaip sako kiti, kad skuduras nusivalyti kojas. Ne, tai taip nėra. Tai galima atsiskirti, galima nesutarti, bet nesiskirti, to moko šventas raštas. Yra viena išlyga, iš tikrųjų, sakau, kad nėra visai, bet irgi, čia tokia išlyga irgi, kad Jėzus yra sakęs, kad sako, jei nesvetimavimo atveju. Jeigu svetimavimo atveju, tai iš esmės, tai jau čia peržengia ir tą slenkstį, kad kitas žmogus galima sakyti, kad jisai neatgailauja už nuodėmes. Jisai netikintis, nes mus tikinčius daro tuo, kad mes atgailaujame. Mes atsiverčiame, mes atsivertėme prieš Dievą, išpažinome nuodėmes, nieko neslėpėme nuo jo Jėzaus kraujas nuplovė visas mūsų nuodėmes tada, kada mes jas išpažinome, tada buvome apvalyti. Tai vat, jeigu žmogus neišpažįsta, kad tai yra nuodėmė, kad svetimauja, tai tada yra problema ir yra toks atvejis. Bet jeigu išpažįsta, tai čia tada nereikia skirtis ir reikėtų atleisti, reikėtų gelbėti viską. Bet čia labai sunki, čia sunki tema šita, čia reikėtų atskirai apie ją kalbėti. Gerai, tai ir baigdamas, tada noriu dar irgi tada apibendrinti šitus du dalykus. Tai vienas, kad palaiminimas yra gyventi nesusituokus, likti viengungiu, iš tikrųjų tu gali daugiau laiko skirti Dievui, tu gali produktyviau jam tarnauti, daugiau nuveikti, būti artumoje su Dievu. Taip pat palaiminimas yra ir gyventi santuokoje. Tai yra palaiminimas, tai yra teisingas paveikslas ir Dievas kviečia gyventi du žmonės ir tarnauti jam. Ir tiksliai jį atspindėti. Bet mes tiksliai negalime žinoti, tarkim, vienas žmogus gyvena, ar aš turiu tą Dievo dovaną ar ne. Gal žmogus tiesiog vėliau tą antrą pusę, arba Dievas jį pašauks, kaip ir gal jis sulauks, nežinome. Tai vat irgi, taip, čia toks dalykas, kad čia kiekvienas jau turi pats asmeniškai melsti ir prašyti Dievo, kad Dievas atskleistų tą kelią, kurį yra paruošęs kiekvienam žmogui.
Ir dabar mes dar turėsime diskusiją tokią, vat, kelintą sekmadienį prie stalo paskui valgydami aptarėme. Tai vat, pagalvokite jūs ir galėsime aptarti tokį klausimą. Kas jums padeda nesijausti vienišam? Va, prie stalo. Galėsime praeiti ir tokiu, kas. Ir kada jūs jaučiatės vienišas? Kada jaučiatės, gal prisiminat kokį momentą, gal kažkas įstrigo, kada aš jaučiausi vienišas? Ir kas man padeda nesijausti vienišam? Tai va. Ir apibendrinant, tai aš daug čia kalbėjau apie tuos santykius ir svarbiausias santykis yra su Dievu. Ir pasitikinčius viengungius ir pasitikinčius susituokusius, svarbiausias santykis su Dievu. Nes iš tos antros pusės tu negausi to, ką gausi iš Dievo. Dievas yra tas, kuris mus klijuoja ir jo meilė mus jungia. Ir mūsų užpildo, ir mus papildo, ir mus maitina. Tai va, tai jeigu dar kažkas nesišaukė Jėzus Kristus kaip savo asmeninio gelbėtojo, tai tada nepatenkins jūsų to troškimo niekas. Kitas žmogus nepatenkins. Nei kitas antras, trečias, nei ketvirtas, tie žmonės gali keistis gyvenime. Ir keičiasi ir draugijos, ir būreliai, ir darbai, ir viskas. Niekas tai nepatenkins. Tik tai asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi gali patenkinti žmogaus tą vidinį troškimą. Ir kviečiu šauktis, jeigu kas dar nesišaukė. Viešpaties Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Tai va, ir pasimelsiu. Dėkoju tau viešpatie, dėkoju tau už šitą laišką korintiečiams. Ačiū tau Dieve, kad tu Paulių naudoji galingai šitame darbe, šitoje tarnystėje, tu jam suteikė tokią malonę būti vienam ir jis galėjo būti ir viešpatie tu jį naudoji, jisai paliko mums daug tavo paliepimų. Dėkojame tau, kad tu veiki ir šiandien per savo šventąją dvasią ir darai savo darbą. Ačiū tau už žmonės, kurie viešpatie neša tavo žodį, tau tarnauja. Dėkoju tau viešpatie, būk išaukštintas, pagarbintas per Jėzų Kristų. Amen. Tai dabar kviečiu dar pagiedoti giesmių.
Pailsėsime ir nešime padėkas ir maldas Dievui. Gerai, tai gal kas norėtų pasidalinti, ar gal turit kokią padėką, maldą, kad jeigu ką, tai tada aš jau pradėsiu mūsų. Nu gerai. Mes turim maldos poreikį, kitą savaitę pas mus bus dienos stovyklėlė vaikams. Čia jau mūsų antroji pamaina, bus 11 vaikų, tai tiesiog prašom tarimo. Mes esam labai dėkingi, kad už praeitą savaitę buvo jau pirma stovykla ir labai gerai praėjo, vaikai ir tėvai patenkinti, aš manau, patvirtinom arba gavosi toks ryšys užmezgimas tikrai su vaikais ir su tėvais, kad esam labai padrasinti. Laukiam dabar kitos savaitės. Dienos stovyklos, ne padėka už praeitą savaitę, kai vyko ir malda dėl ateinančios savaitės irgi dienos tos stovyklos. Tai kiek jinai laiko tęsiasi, kiek valandų ten? 5 dienas ir nuo ryto iki vakaro. Tas laikė nuo 5:30 iki 5:30. Visos dienos. Stiprus tarnavimas. Maratonas toks. Gerai, užrašiau. Tai ar dar kas turite, gal kokių padėkų ar maldos poreikių? Mes patirtam turim už atostogas. Jo, gerai. Ir aš jau minėjau, kad Dievas atsakė maldą dėl jo man to paso. Ir minėjau kažkam, tai jo. Gerai. Ar dar kas turit kokių? Padėkoti už praeitą savaitę, kad Dievas laimino visuose darbuose ir kelionėse. Gerai. Čia kadangi visi pažįstame, Taip. tai ir sūnų mūsų Luką, jisai įstojo, bet dabar sprendžiasi klausimas dėl bendrabučio. Tai irgi prašom maldos, kad tiesiog gautų gerą vietą gyventi. Įstojo verslo mokyklą. Per valstybinę, labai daug panašiai kaip ISM-as, tik tai valstybinė. Tai labai gerai gal. Vokietijoje įstojo. Savo antroj tėvynėj. Gerai. Dabar keliauna ir Evelina su Kreigu, yra penktadienį išvažiavę, tai už jų tos atostogos pasimelsime. Tai va, padėka Dievui nuo manęs tai už darbus savaitėje, ten dėl stogo, daug tokių visokių gerų dalykų sukrito,
Tai daug irgi ten pasidaryta, saugiai Dievas pasaugojo, tai va Dievui padėka dėl tų darbų. Už apsaugą darbuose. Gerai. Kažką dieną norėjai. Padėka už sveikus vaikų dantis. Buvo pasipiktinta prieš mokyklą, tai sveiki dantis, tai čia už tai labai dėkinga. Skyrių dalyką. Gerai. Gerai, tai mes meldėmės kažkurį ketvirtadienį dėl tų researchų ten, Anglijoje ten, kur namą ten pardavinėja, ten labai ilga tirada ir ilgai ten trunka tokius. Tekstas, kad balandžio mėnesio jau pirkėjas yra, tai dar iki dabar dar tęsiasi biurokratija, kad tą namą dar įsigyti. Tai va, ir jau sužinojom, kad ten pajudėjo ledai, vakar gavom žinutę, kad jau pajudėjo ledai, tai va, dėkojam Dievui už tai. Vat ir vakar dar sužinojom, kad Stakliškėse galėsim gyventi vat, per žiemą. Va. Tai va. Gerai. Ar dar kas turit kokių maldos poreikių ir dėkojimų Dievui? Jeigu viskas, tai mes dar vis tiek paliekame tokią minutę pasimelsti, gal ką prisiminsite, ar gal nenorite sakyti dėl įrašymų. Tai aš perskaitysiu tai, ką mes čia užrašėme, tai pasimelsiu ir tada dar paliksiu minutę, pasimeldžiam tokią maldą, kažką turite asmeninio. Tai dėkoju Viešpatie tau už šitą dieną, dėkojam Viešpatie už savaitę, dėkoju Viešpatie tau už Eduardo su šeima apsilankymą. Ačiū Viešpatie, kad tu padėjai jiems tą stovyklą organizuoti, dienos stovyklą. Ačiū Dieve tau, kad tu sustiprinai juos ir gerai praėjo, girdim, kad buvo geras laikas. Meldžiam Viešpatie, kad tu ir padėtum ateinančią savaitę, kuomet jie organizuos tą stovyklą, kad Viešpatie duotum jėgų ir meilės tarnauti kitiems žmonėms ir liudyti tave. Dėkoju Dieve tau už atostogas Gintarės, kad jinai šiandien yra, kad suvažinėjo ir turėjo tą laiką su šeima. Ačiū Viešpatie tau už tokią malonę, už atsakytas maldas. Ačiū tau už Irenos atostogų laiką, už kelionės saugias, kad tu palaimintai nuvykti, parvykti. Ačiū tau. Dėkoju tau Dieve ir už Luką, kai jisai studijuoja, meldžiu Viešpatie, kad ten, kur įstojo, kad atsirastų vieta jam, kur gyventi, kad tinkamą vietą rastų, prieinamą studijuojant gyventi. Viešpatie meldžiam, kad tu parūpintum. Ir už Kreigo ir Evelinos dabar kelionę, kai jie Lenkijoje yra, Viešpatie pasaugok, daug gerą laiką šeimos pabuvimą tokį. Ir dėkojame tau už juos ir meldžiam pasaugok juos. Dėkojam Viešpatie, kad mūsų vaikų dantys buvo sveiki. Ačiū Viešpatie tau už tai. Dėkoju tau, kad atsakai maldas, mes meldėmės Viešpatie dėl tų dokumentų ten tvarkymo, dėl namo, tai Dieve, jau sužinojom vakar, kad jau ten ledai pajudėjo, Viešpatie dėkojam tau už tai.
Dėkoju, kad galėsim dar šią žiemą Stakliškėse gyventi, leido mums. Atnešame tau, Dieve, šitas padėkas ir maldas į tavo akivaizdą, meldžiame, pažiūrėk tu į mus ir parodyk mums malonę. Meldžiame per Jėzų Kristų. Amen. Dar skirkime minutę pasimelsti. Meldžiam tavęs ir dėkojam tau per Jėzų Kristų. Amen. Tai dar vieną giesmę kviečiu pagiedoti. Pamaldos baigtos, kviečiu dar pasilikti, pabendrauti, užvalgyti kartu, pavalgyti tos savaitės.